kuo tu laikai save, tuo tu laikai kitus. Ir štai kodėl taip svarbu yra su savimi dirbti nuolat ir kelti tą vidinį lygį, kad tu turėtum laimingus santykius su kitu. Tai yra tiesiog tik atspindys. Ir kaip vienas išminčius yra pasakęs, kad, sako, tu prisimk 100% atsakomybę už viską, kas vyksta su taim tavo gyvenimu. Viskas, kas vyksta, yra tik atspindys tavo pačio minčių, jausmų ir veiksmų. Niekas tavo gyvenime nevyksta atsitiktinai. Tu pats viską susikūrei. Šitus žmonės, šitą aplinką, šitą klimatą, šitą profesiją, šitą šeimą, šitą būseną, kur yra tavo jausmuose, jinai yra tavo pačio ilgų minčių pasekmė. Ir tu tos būsenos negali niekaip pameluoti, jos neįmanoma apgauti. Jinai yra rezultatas tavo darbo su savimi. Jeigu tu nedirbai, tavo būsena bloga. Jeigu tu dirbai su savim, tavo būsena gera ir niekas jos iš tavęs niekada negalės atimti. Jokie karai, jokios katastrofos, jokios audros, jokios demoniškos būtybės, joks kosminis blogis negalės iš tavęs atimti to, ką tu su savim padarėjai ir kokią būseną tu sukūrei. Tai, ką tu darai su savim, tu po to gauni veidrodinių atspindžių ir jeigu tu prisimi tą atsakomybę pilnai, tai tik nuo tada, tik nuo to momento tu pradedi elgtis kaip tikrasis realybės šeimininkas, tikrasis šitos tavo asmeninės privačios visatos pilnas 100% šeimininkas. To